O dabar laukiu dirbtinio kosulio. Jisai atrodo kaip jud padarytas, suprantate, nu. Ir aš kosėju. Jaučiu dabar tokį perštėjimą, templiai, krūtinėje, va čia va, toks jausmas yra. Ir tai yra vyksta, iš tikrųjų prasidėjo toks dalykas vykti ypatingai 19 metų. O graužatys prasidėjo, akių toks žiaurus graužatys prasidėjo 17 jau. Visai nesenai buvo toks labai stiprus kosulys sukeltas. Čia visai nesenai, jau šiais 24 metų. Dabar atlaukia jie jau ant tos vėl. No. Matot, jų darbas yra garantuotas. Kada žmogus dirbtinai kosė, jūs turbūt suprantat, nu, o kada sukeltas iš išorės, visai kitaip. Lietuvos kriminalistai, patirnėkit šitą reikalą. O žiūrėkit, dabar jie man sako taip, kodėl tu pasitikė Lietuvos kriminalistais, o vietiniais ne. Nu, tai maždaug taip sakė. Tai dabar žiūrėkit, tai kaip aš galiu jums pasitikėti, kad jūs manęs neginat. Nu, tik metam. Puikiai žinot, kas aš toks, kurioje aš vietoje gyvenu, viską apie mane žinot. Nu, o kodėl nepadedat? Tuo, kad jums to reikia. Jums reikia ką? Nu, kokia jūsų valdžia yra, va čia, aplinkui. Broward apygardai. Ir tokie baisus dalykus darot su manim, kad eiktų savo. Eksperimentai kažkokie, sadistiniai eksperimentai. Tai jie įmontuoja akių graužatį, tokia siaubinga. Nu, negalima žiūrėti nieko. Paskiau jie jau sukėlė man, ne vieną kartą tai darė, tai jie sukėlė man šitą kojų ištinimą, tai iš pradžių buvo kitoje vietoje, kai gyvenau, tai jie padarė šitą dviejų kojų to ištinimą, Matot? Ir kai jau grįžau namo, jie įmontavo ypatingai kairios kojas ištinimą, tokį skausmas labai stiprus, Tai per savaitę laiko aš nustojau dirbti, tai jie į man išgijo, jo praėjo, todėl kad jie išjungė tą technologiją. O dabar nesenai, čia prieš 2 dienas maždaug, tai jie man įmontavo jau ištinimą jo kojų, ypatingai kai dešinės kojos. Jau dabar lygtais praėjo, beveik. O ką jie toliau daro? Tai dirbtinis kosulys garantuotai jau pastoviai daro. Jie taip ypatingai pradėjo daryti, tai 19 metais.
O kaip aš galiu jai pasitikėti, jeigu jau tokius dalykus daleidžia, suprantat? Nu, to pabandysime, jei dar kartą kosulį kelsi, jau tada aš vėl padarysiu įrašą.